Sveiki visi, šiandien pakalbėsim apie programėlę, kuri vadinasi MyScript kalkuliator. Kuo šitas skaičiuotuvas man patiko? Nėra jokios klaviatūros, viską darote pirštais, visus gestus darote pirštais. Nupiešėt, jisai parašo, sugalvojot tokią lygtį, net nelikti, tokį uždavinį parašot. Minusas yra šitos programėlės, kad negalima kelti kvadratu, bet užtat galima traukti šaknį. Aš nežinau, ar matematiškai čia yra teisinga, ką aš parašiau, aš tiesiog jums noriu parodyti, kokį funkcionalumą turi šitą programėlę. Čia galime dar padaryti kokius nors logaritmus. Galime padaryti kosinusus. Kosinusus galim padaryti, bet kažkodėl jisai neapima. Kosinusus galim padaryti, galim skaičiuoti, bet kvadratu jisai nekelia. Tai yra vienas minusas, kurį aš matau šitame kalkuliatoriuje, kad jisai nekelia kvadratu. Visa kita jisai daro puikiai. Lygyje kosinusų tangentų ir kotangentų, lygyje šaknies traukime, dalyboj, pratimtis, sudėtis, aišku. Ir tie, kas lankot mokyklą, siūlyčiau įsiųsti šitą programėlę, berods yra nemokama, bent jau aš ją įsigijau tikrai nemokamai, ir matematikui turėtų pagelbėti jums sprendžiant uždavinius ir taip sutaupysit nemažai laiko. Programėlė vadinasi MyScript kalkuliator. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra app apžvalgos, nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.